Dabar populiarėja platformų verslas. Platformų verslai žaidžia vištų žaidimą. Jei yra kas nors, kas gali kelti grėsmę platformų verslui, tai gali būti įmanoma. Aš prognozuoju šio platformų verslo ateitį. Kaip žinote, 1999 metais sukūriau internetinę parduotuvę imkore.com, tačiau iš tikrųjų nesugebėjau rasti didelio investuotojo, todėl jį žlugo. Beveik tuo pačiu metu pradėję Amazon ir Alibaba tapo didelėmis įmonėmis. Aš nepraėjau šio mirties slėnio ir tapau lavonu, nuvykau į nuomojamą kambarį. Ten praleidau 3 metus ir ką aš galvojau per tą laiką. Ar vėl pagalvojate apie šį platformų verslą? Niekada, nes laikai nuolat keičiasi. Todėl ir šis platformų verslas anksčiau ar vėliau bus pakeistas kitų kartų verslo. Tuomet, kas yra jo silpnybės? Kadangi tiek daug tiekėjų siūlo prekes, mūsų vartotojams kyla painiava. Ką pasirinkti? Po to, ar daug tiekėjų tiekia prekes, tai dar nereiškia, kad kainos būtinai kris. Kai jūs įeinate į portalą ir bandote nusipirkti, dažnai nesate tikri, kas yra geriausia. Be to, kartais nusiperkate netinkamą daiktą. Taigi, kitą kartą, kai norite pirkti, vėl turite ieškoti, kas yra geriausia. Ir tai sukelia stresą, jei neteisingai pasirinksite 10%. Tai reiškia, kad kaina iš tikrųjų pakyla 10%, o jei neteisingai pasirinksite 50%. Tai reiškia, kad perkate 2 kartus brangiau. Jei sukurtume verslą, kuris kompensuotų dabartinio platformų verslo silpnybės, manau, kad tai tikrai taptų naujų platformų verslo modelių. Per pastaruosius 3 metus aš matau šią galimybę – tinklo marketingą. Platforma yra vieta, kur susitinka visi vartotojai ir visi tiekėjai. Tačiau šioje platformoje susirinkę vartotojai yra tarsi smėlio grūdeliai. Kiekvienas iš jų yra atskiras ir susijęs su kitais. Taip, ar vartotojai buvo organizuoti? Ne, nebuvo. Tačiau tinklo marketingas yra tas pats, kas internetinių parduotuvių verslas. Tačiau kiekvieną kartą, kai ateina vienas žmogus, o po to kitas, organizacija formuojasi. Tiesa, dabar jūs kažkur esate prisijungę ar ne, tačiau šis platforma uždirba pinigus. O ar čia taip pat uždirbama pinigų, ar ne? Ar šie žmonės eis šią kryptimį, ar ne? Nesakykime, bet ar yra galimybė, kad čia esantys smėlio grūdeliai gali ateiti šią linkmę? Ar žinote, kaip dabar yra, jei nueisite į platformą ir nusipirksite prekių? Nieko neduoda, tiesa. Todėl visada vaikštau čia ir ten. Bet kaip? Atomį kartą apsilankius. Čia pigiau. Geriau. Čia siūlo 35% komisija, tai ar žmogus, kuris kartą buvo Atomį, pereis į kitą platformą, ar neisi, jei ateisi šią kryptimį, o tie, kurie yra ten, toliau ateis šią kryptimį. Ir tada, kai praeis laikas, ar šis Atomį verslas taps didesnis nei šiuo metu veikiančios platformos, kurios generuoja 100 trilijonų ar 200 trilijonų. Tai plečiasi. Tai yra laiko klausimas. Jūs dabar dalyvaujate šiame procese. Mes esame pradinėme etape. Tai yra ateities verslas. Verslo, kuris yra platformų verslo kitas etapas. Pradinis etapas. Šis tinklo marketingas, remiantis principais ir taisyklėmis, turi aiškų DNA, kuris gali nugalėti platformų verslą. Tačiau pasaulyje nėra nei vienos įmonės, kuri vadovautųsi šiais principais ir taisyklėmis. Atomį sako,
Jei produktas brangus arba kokybė jums nepatinka, nepirkite jo. Tokie produktai turi išnykti net ir atomiai. Taip išliks tik tie produktai, kurių tikrai nori vartotojai. Tačiau daugelis tinklo įmonių teigia, kad norint išbandyti produktą ir pristatyti jį kitiems, privaloma viską išbandyti. Bet kokiu atveju, jei tinklo marketingą pakeistume pagal tikras knyginės taisyklės, galėtume išspręsti daugelį šiuo metu platformų verslo turimų problemų. Aš pamačiau tą galimybę, todėl pradėjau Atomy verslą, matydamas, kad jis gali augti kaip 4. kartos verslas, net ir labai sudėtingomis sąlygomis.